Smurglina orą, blemba. Toks vaizdas, kad nieks nesera. Toks jausmas, kad ir kaip nuotaip daro. Na. Labas rytelis, o kaip matom, jį beveik vyrukai užkasė. Skardos uždėtos, skardos užtaisytos, užsandarintos palei viršų su silikonais. Čia tik tai laikinai, kad bent jau būtų. Paskui vis tiek ar tinkuosis, ar kažkas kitas darysis. Einam pažiūrėti, kas čia gera. Čia jau irgi va visur užkasta. Skardelė uždėta, patvarkyta. Čia dar kol kas va taip paliko akmenukos, liko tenai tik tai užkasti. Tai matom. Čia silikonas visur, užlankstyta, uždėta. Čia kažkokio to grožio nereikia, nes viskas po žemės slepiasi, taip. Čia paskui tinkuosis, tai kol kas nieko dar nepadarė. Tiesiog paskiau gal reikės netgi pripjautinėti. Nu labai trumpai aš ten apibėgau, parodžiau tik Aleksui, ką veikti, aptvarkyti, apvalyti, apdėlioti. Nes ir su klientu šnekam, sako, šitas didžiulis darbas buvo nenumatytas jo biudžetiniai programai. Tai sako, pažiūrėk. Raudona deg. Žaltio raudona deg, ein, gyvatis. Gera, kad tau kamerą turi užsidėjęs, galėčiau biškį parodyti. Tie žmonės nuleid galvas, atrodo į telefoną tik žiūrėdami gal pakliūn taip. Kad čia kalbėjau, kad biudžets buvo žmogaus, nenumatyti iš vis to padvalo, ten tavo kažką daryti. Bet pamatė, kad vanduo sunkės, tai reikia padaryti. Ir tikrai didelis darbas buvo padaryts ir žmogų bus daug geriau, dabar kokius per metus laiko, gal greičiau viskas ten išgaruos. Aš jiems sakau, dėk drėgmės traukėją, nes dabar pilnas betonas, pamatas yra prisigėręs to vandens per tiek laiką, tai minimum metus laikos, kol turi vėdinti, traukti drėgmę ten. Aišku, jeigu tos aparatus pajungs, tai daug greičiau ištrauks, nes kai rūsys sausesnis oras, o pamatė drėgnas, tai automatiškai ta drėgmė bėg, kur jai sausiau, kur greičiau išdžiūt. O paskui, aišku, specialius tinkus turi naudoti kvėpuojančius, kad neuždaryt porų sklepo sienų, kad kažkuria pusė galėtų išeiti tą drėgmę. Vis tiek jinai, taip nebus, kad 100% jos nebus, nes pamatas ir įleistas į žemę ir iš žemės vis tiek ta drėgmė kil per pamatą ir turi kažkur jinai išgaruoti laikui bėgant. Tai tvorą vakar gyriaus, kad gavau, bet taip ir nieko nenufilmavau. Tai tvora supakuota, atvažiavo čia, kol kas niekur nenusimečiau, į objektą nevežiau, nes kai važiuosiu į objektą, viens buvau, pirms dalyks būtų reikėjo nusikrovinėti ilgai, nešiuoti ant tuolį. Ir antras dalyks, šitos tvoros ir biški per daug, nes jau aš sunaudojau savo tvoros kažkiek. Tai čia va ir stulpiukai atvažiavę, varteliai dviejai ir turbūt visokie kiti reikmenys. Tai važiuoju dabar į garažą, iš tikrųjų išsikrausiu viską, nes pirmą vešiu stulpus, susibetonuosim, o vėliau tik tai segmentus. Tai man reikia stulpus ir betoną vežtis, tai dabar, kad nusiveši ir paskui betono nebus, vėl, žodžiu, tokia biški valachita, man priekaba šiandien reikia šiukšles išsivalyti. Jo, nes ant tų vaistų irgi darbą negalėjai prisipompavus. Ne. Ir, tai va penktadienį tada viską man pasakys, ar čia man pratės biuletenį, ar čia, kaip čia, nežinau, kas čia bus toliau. Svarbiausia, kad sakau, bent jau anksčiau gavau tą laiką, tai žiūriu, visos kitos klinikos užsidaro jau dabar, šitais nuo 5 decemberiaus ir jau vis pradeda tas pagauti. Toks vaizdas, kad nieks nesera. Toks jausmas, kad ir kaip nuotaip daro. Pasaulio pabaiga žalti daktarų srityje. Keistas, čia žmonikė bando gauti tyrimam, kad pasidaryti ten peršviestą žandikaulį, tą trišakinį nervą kažkokį. Ir vieną ten pasakė klinika, kad balandžio mėnesį liktai, kita klinika pasakė sausio mėnesį tiktai. Dabar duots biuletenį žmonikė iki pirmadienio. Sakau, kokia nesąmonė, tai ką dabar iki pat pavasariam biuletenį turi sėdėti su vaistus ryt, skausminamosius, nes tokie, didelis, patys suprantat, kas ir nieko nėra baisiau turbūt už danties ir ausies skausmą. Tai, įdomi, tai dabar gavo laiką gruodžio 20, kiek čia išeina už 2 savaičių. Tai rytoj važiuos dar pas savo šeimos daktarą, klaus, ką daryti, nes tų stiprių vaistų, kurį išgertai tokia kaip apspangus ir, tokia, nešiuoja biški šonus, tai į darbą negal eit, negal net vairuoti, parašyti ant tų vaistų. Tai nežinau, gal duos kokį nors nuo uždegimo vaistų pagerti, kad tą uždegimą dingtų ir paskiau bent jau silpnų vaistų pagerti, kad, galėtų, nežinau, neįsivaizduoju kažkaip. Į darbą irgi nepasakysi, va, man dabar čia, kad ir tą tyrimą padarys ten 20, tai čia vos ne mėnesį atostogų ar kaip čia, tokia kažkokia biški nesąmoninga situacija, kad ir problema, kurią reikia ištirti ir dabar iškart nustatyti,
Čia ne taip, kad tau ten, aš nežinau, kažkokia gal minio neskubio operacija, kad tu galėtum toliau funkcionuoti pasisaugodams ir laukti to laiką. Ar jeigu tu geri vaistus, tai tu esi kaip girts ir nieko negali daryti, jeigu negeri vaistų, tau skaud viską ir irgi nieko negali daryti. Nu, toks kažkoks juoks per ašaras paradoksas, žodžiu. Tai negalvokit, kad vien tik Lietuvoje ten ir baisybės su tais daktarų eilėm ir visa kita. Danijoje tas pats, man atrodo, daug kur dabar tas pats. Visur taupo tos pinigus ir žmogus liek paskutiniai vietoje, tol kol jisai jau nemirš žemėn, kol nereikia visiškai pompuoti, tol nieks niekai nedaro. Važiuojam į garažiuką, išsikrausim tvorikę. Važiuosim šiukšlių rinkti. Baisus tas oras toksai taip, nu nėra maloniai ir tos nuotaikas dirbti toks yra. Geriau jau būtų buvęs minusas ir gražiai snigtų. O dabar ta tokia pliurza visur šlapia, kur palendi varvan makaulę už tuos čiurnas, už sprondą. Geriau sėdėt namie prie žiedinio, šiltą, karštą kavą gert ar karštą vynioką, pavyzdžiui, ne. Smagiau jau būtų. Kaip pasisekė normaliai važiuoti, aš pažiūrėjau, ko čia man stringa, augi sunkiai ta tokia priekaba. O čia man jau buvo dugnas pasilėjęs mašinas. Tikiuosi nieko nesulaužiau. O, čia buvo racis strigęs ir į kalną lipa. Tai gerai, kad gal svarams. Bet čia matau jau prabrūžinta. Nu bet... Kurimi kažkas negražaus ten išlinda. Aha. Ai, čia tokia apsauga ir sniega tik tai palinda. Tai kaip ir viskas gražiai, lyg tai nieko nenuplėšiau. Žioplys. Nu galės biški daugiau atgal pavadžiuot paskiau. Nu, o kaip šauniai viską išsikroviau. Tai biški nepatogiai buvo, bet nieko. Čia va varteliai. Čia turbūt vidų visokios jungtis dar. Tingiu žiūrėti, tikrinti. Truputį nepatogiai čia buvo man kraut, bet šovau. Galvau tą paletę išmėsilau, bet paskui žiūriu, nu čia palei tvorą padaryta. Tvoros gabenimui. Tai dar paliksiu, nes reiks segmentus vežti. Stulpiukai. Stulpiukai 3 metrų, nes neturėjo 2,50, kai ten eina. Tai man kaip tik šitie pasiliks stulpiukai, aš turiu savo biškivo stulpiukų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir man atrodo dar ten esu palikęs 8. Ir ten gal 2, 3 te trūks. Ir savo segmentų dar turiu va biški čia. O tos ilgos aš taip įsivaizduoju jos, kadangi 3 metrai į žemės išlindę turi būti tik tai metrą šiam, tai nemažai susikala. Ir gali nebetonuoti, aš jau galvoju, geras molis, bum, sukaliai, kokį laikiną vištininką, net neapsimoka į betoną dėti. Aišku, tavo teritorijos atvert gal geriau būtų. Bet šiaip žiauriai esu patenkintas tą įmonę. Kaip ir sakiau, čia ne reklama, man pinigą nieks už tai nemok, bet galvoju pasigirsiu vis tiek. Ar papasakosiu tiesiog, jeigu kas ieškosi tvoros, gali su jais bandyti susisiekti, nes tikrai maloniai vadybininkas bendrauja, pataria ir jokių tokių problemų nėra. Tai aš jums pasakysiu, neatsimenu tos firmos. Taip, skardinimo vizija yra, nežinau, dabar pažiūrėti per Google Mapsus. Ar rodo ar nerodo. Skardinimo vizija, va. Ir... jie turbūt ir atlieka darbus, aš kaip suprantu, tvorų. Varkiai, bet jie pristato kur nori tą tvorą. Oi, vertinsiu, mane gaila. Tikrai aukščiausiais balais. Labai gerai įmonė, malonu bendrauti. Viskas, kas sutar.
sutarta, tas atlikta. Va. Nuotraukos neturiu ko duoti. Tai va, jeigu jums reikia susisiekti, galit bandyti. Aš bendravau su Pauliu, liktai Paulius vardas, blemba. Jo, vardas Paulius vadybininkas, tai aš su juo bendravau, nežinau, ar jeigu ten per jo firmą ieškoti, ar su juo susisieksit, bet galit susiskambinti, tai rekomenduoju, kol kas nenusivyliau. Va, tai viso, važiuojam toliau objektėlį tvarkytis, šiukšlės vežti, krautis ir darbuotis per tokį smurgliną orą, blemba. Blemba, ką tik parašiau, padėkojau Pauliui už tvorą, sako, SMR-ai, mes buhalteriai, aš kažkaip mus Danijai jų nereikia, aš jau buvau numetęs ant grindų, sulankstęs visą, tai reiks gražiai ištiesinti namuose, nusiųsti, nes turbūt Lietuvoje buhalterija, kadangi eksportų, kai vyksta šitie dalykai, Lietuvoje griežčiau žiūri. Čia Danija kažkaip iš tikrųjų tai paprastai į tokius dalykus jie žiūri, atvežė, išvežė, gal per mažos sumos tiesiog ten žiūri, kur turbūt 100 000. O kainos atžvilgiu, tai aš galiu pasakyti, aš kai man ieškojau iš žodžių tos tvoros, neatsakė kelios įmonės ir ar Turka turi pažinčių biškį Lenkijos, ko pažiūrėk Lenkijoje kokias kainos. Tai kainos realiai tos pačios kaip ir Lietuvoje, nieko ten nesiskiria, nebent turi kažkur rasti Lenkijoje gal kažkokį fabriką ar kažką ir vos ne kaip iš pirmų rankų pirti, gal tada ir pigiau būtų. Tai va, o atsivežimą vėl lengviau suorganizuoti iš Lietuvos. Nu va, gavau ko man reikia. Vakar reikia nepamiršti perduoti. To jums parodysiu. Čia yra kanalizacijų išbėgimas, kadangi mes turim vasarnami plokštinės grindis iš plokštės. Čia dėsis ant faneros, taip maždaug. Čia dar šildomas grindis pasidarys, tas anas, plytelė, blavo. Ir išbėgimas. Ir šitas statysis ne duše, kadangi antram aukšte dušo nebus. O palei Danijos taisyklės, nežinau, gal jau Lietuvoje tas pats yra, bet ne visi daro, ne visi susimąsto, kad jeigu nėra dušo vonios patalpoj, yra privalomas turėti trapas vonios kambaryje. Ir to gal labiau reikalauja ne statybų reglamentas, o draudimų kompanijos. Jeigu vyktų ne avarija, tarkim, šlangelio tualeto trūktų, ne? Arba, nežinau, vonia sutrūktų, tam, kad neužpiltų viso likusio namo, kad bėgtų vanduo į trapą ir pasišalintų. Va. Taip pat yra ir su visokiom jungtim. Tarkim, į gipsą montuojant kranus, tai yra specialios jungtis, kur šlanga ateina movoje, gofroje, atsiprašau, sandaraje, ir ta gofra eina nuo pat, tarkim, kur yra, kur vandens paskirstimas. Nuo pat to eina iki pat gipso, tada gipse montuojasi speciali galva, kuri užsisandarina, kišasi kiaurai per gipsą ir paskui ant gipso jau užsideda kranas. Ir jeigu tau yra nesandari jungtis tarp krano arba tarp vamzdžio ir jungties, tai vanduo tau ištekės arba į dušą ant sienos, arba ta gofra iki pat to viso mazgo, kur yra sujungti visi vamzdžiai. Va. Ir tada tau neužpils viso namo, bet tau, tarkim, arba į vonę tekės ir trapą, arba ten, kur mazgas irgi jisai kažkur ištekės, arba vieną mažą vietą užpils kažkokią tais, žodžiu, daro visokią apsaugą ir po kiekvienos visokios įvykusios nelaimės vis tokius dalykus daro. Tai kas dar iš tokių gudrybių, naujovių, tarkim, čia jau keletą metų atgal, vonios kambariuose negalima dėti garo plėvelės. Kodėl? O todėl, kad, pavyzdžiui, yra karkasas, eina apšildymas, tada garo plėvelė, tada vėl eina apšildinimas ir tarp to apšildinimo ir gipso negali būti garo plėvelės. Todėl, kad vonios kambariai Danijoje yra dažomi su drėgmiai, vandeniu, nepralaidžiu dažais. Taip, kad gali piltiesi ant sienos vandenį, tau drėgmė neįeis į gipsą. Tai va, tai vonios dažai atstoja garo plėvelę. Va. Toliau, kas čia dar iš tokių nesąmonių. Nu, apie elektrą esu sakęs kažkada, kad negali būti, kad tu elektrą kažkur atvedi už gipso, sujungi laidelius ir uždarai. Jeigu jau jungi po
po gipsų ir paslėpi tos dalykus, tai jungtis turi būti presuojamos ir užlituojamos, kad jos neįmanomas joks santykis su drėgme su oru. Taip pat ir su vandeniu. Negali būti kažkur sienoje įdėtas trišakis ir jisai paskui vanduo nueina į tūliką ir vanduo nueina į, tarkim, dušą. Turi būti viskas, ateina vienas didelis vamzdis ir paskui mažesnį vamzdelį išvedžioti po visą likusią dalį. Arba trišakį gali dėti, bet jis turi būti matomoje ir prieinamoje vietoje. Va. O iš tikrųjų tos gofrose vamzdžiai labai gerai yra, nes mes esam turėję situaciją, padarėm vandenį, ir išvežiojom į tūliką, į dušą, į tą, ir paskui baigėm remontus, santechnikas sujungė vandentikį, paleido vandenį ir iš po apvado, ne iš po apvado, ten kur sueina visi vamzdžiai, praėjo vanduo kilt, matos iš gofros. Viskas aišku, kažkur yra, nesandaru. Tai pasirodo, kai apvadus suko kambarinės iš tolimo kambario, palei grindį sėjo ir su varžtuku kiauriai vamzdį. Tai buvo labai lengva, tada išardai toje pusėje tą vamzdį ištraukė per gofrą, vėl naujai stūmiai. Ir viso, pakeitėm. Ledelis. Tai va, tai tokios mažos kalbos. Nežinau, kaip Lietuvoje galit man papasakot, jeigu esat kokie nors statybininkai, kas susidūrė, kokie yra reglamentai. Bet iš tikrųjų, kai pagalvoji, tos visos nesąmonės, tos visi saugumai yra nervintis dalykai, kai jų reikia laikytis, bet iš kitos pusės įvykus nelaimiai, mažesni nuostoliai. O mažesni nuostoliai reiškia mažesni vargai savo, net ir kad ir apdraustas būtas, bet dabar įsivaizduokit, užlieja jūsų vonė antram aukšte, užlieja jums patalpas ir remontai pusėje metų į priekį, bereikalingas stresas, bereikalingas vargas, bereikalingos diskusijos su draudimu ir visa kita. Va. Taip pat ir dabar, kur tam vasarnamį daro radiatorius žmogus, sako, čia yra centralizuotas šildymas ir labai blogai padaryta, kad yra visi radiatoriai į bendrą centralizuoto šildymo sistemą pajungta. Tai reiškia, kad bėga per centrinio šildymo ateina sistema ir jinai tas pats antifrizas ar freonas ar kas ten toks teka į pačią sistemą. Sako, jeigu trūktų vamzdis name, tai sako, įsivaizduok, kiek tūkstančių litrų tu gautum iš visos miesto sistemos, kol ten kažkur kažkas nusiglušintų. Nes tada šiaip būna ateina centralinio šildymo vamzdis, kuris šildo kažkokį kitą vamzdį ir tada tas kitas vamzdis eina užšildo trobą. O to nėra. Aš tam santechnikui sakau, čia ne mano, nusinčiau klientui santechniko numerį, paaiškinau, kame problema, man kurią pasakė. Ir sako, kaip pakeis, sakau, nežinau, skambink, sakau, santechnikui, aiškini. Jo, hebrytė, vaizdelis čia iš po darbų, šlapių, stichijų tokių, tai čia, dar čia žemės užpiltas, griovių nebėra, dar galima pilt. Tiek, kad tokia biški dilema, galėtų žmogus bent kelis lapus nusipirkti, tauradūrą ar kaip jisai tenai. Čia pas mus vadinasi jisai kingspenas. Tai vad uždėtų tą liniją, užtinkuoti, užarmuoti ir galėtų žemę užpilti lygiai. Nes tik čia lis, kad vanduo reiš čia tas vanduo į tą pusę, čia bus labai tešlina. Bus drenažas labai apkrautas. O jeigu bus biški natūralus nuodėlis, tai diduma lietaus nueitų čia, o paskui visą kitą, tai kas jau susigertų. Tai čia nuserdėm, prašė palikti pagalių. Neturiu įrankį lietvamzdį pajungti, nes dar neaišku, kaip jisai čia bus. Iš tikrųjų ir labai tvirti negalim, nes apsišildinimas dar turės būti. Sunkus darbelis baigtas, liko dabar aplinką dar sutvarkyti. Aišku, fasadą, bet čia žmogui dar reikia pinigų nemažai, kad fasadą pasidaryti. Vien tik medžiagas kainuos, manau, kokie 10 000 eurų gali kainuoti. Su tinkai, su klijais, nes kitur perėjimo yra nelygus. Čia fasadas vienoks, o čia eina kantelė kitoks, tai čia reikėtų arba istorinti, arba centimetrinis toradūrą dėti ar kažką. Žodžiu, nes čia buvęs priestatas. Čia kaip balkonas, turbūt ir užmūrytas į viršų. Duris lyg norėtų dėti, langą dėti. Čia viskam reikia pinigų, čia nepasidaro viskas niekur. Čia irgi taip akmenys laikinai sumetė, daug nežinomų yra. Ką, kur, kaip, kas darys.
Nu, aš šiaip ne taip primontavau dar tą lietvamzdį, kad bent biškį bėgtų va intriubą, neištriubos. Bus gerai tam kartui. Va. Все, apsitvarkėm maždaug. Tai čia dar grįšim kažkada. Nu ką, baigėsi šiandien darbeliai. Tokia dienelė visai gera. Ai, dar nepasakiau apie tos tokius durnus dalykus. Durnus, ne durnus, bet, pavyzdžiui, yra įstatymas Danijoje neįmanoma, kai jeigu turi kaminą užregistruotą, savivaldybė 2 kartus per metus atvaro jį išvalo ir ima, aišku, mokestį už tai. Nu, čia tas metinis mokestis yra. Vien dėl to, kad patikrintų kaminkretys pečių, kaminą, kad išvengti gaisrų tikimybių. Nes, kaip sakant, žmonės nori pataupyti, tarkim, Lietuvoje dėl tos nelaimės ir atsitinka, kai kamino kokybė yra bloga, nevalo, bet kūrena ir paskui atsitinka nelaimės. Tai Danijoje yra tam, kad išvengt. 2 kartus per metus inspektuoja kaminą, pažiūri pečių. Pavyzdžiui, negali būti kieto katilo pečius be išsiplėtimo, nebe išsiplėtimo, be akumuliacinės talpos. Granulinis gali būti, ten tų visų kitų, bet vat malkinis ten negali būti. Nu, yra visokių tokių statymėlių. Va. Все, einu pasiemu mašiną žmonikės, lieka parduotuvę apsiprekinti, nes žmonikė serg, vaik serg, reik biškį tėtukų, nors aš žiauriai nemėgstu po parduotuvės važinėti, taip nemėgstu, prisiperku šūdų. Geriau žmonikė kai varo, tai va. Čiau tada tam kartu ir iki.